Politinė reklama bus apmokėta iš Demokratų sąjungos vardan Lietuvos politinės kampanijos sąskaitos. Mėly bičiuliai, kalbų čia pas mus yra daug padėta po apačią. Išsitraukiu, tikiuosi, laimingą kalbą. Bet po tokių kalbų, kurias pasakė Virginijus ir Saulius, kitiems kalbantiesiems pasidaro tikrai nelengva. Nes svarbiausi dalykai lygtais jau pasakyti. Ir norisi pradėti galbūt šiek tiek labiau asmeniškai. Ir asmeniškai kalbant, reikia pasakyti, kad šiandien yra labai simboliška vieta, nes būtent čia mes iš tikrųjų prieš kelis metus kartu su kolegomis parlamentarais susirinkę paskelbėme, kad štai pro langus matomam Seime mes steigiame Demokratų frakciją. Ir praėjus vos keliems metams mes vėl esame čia, susirinkę su visų šaunių 22 asmenų sąrašų, kurie yra pasiruošę ryžtingai dalyvauti Europos parlamento rinkimuose. Laikas atrodo ištirpo, o štai kokie nauji iššūkiai mūsų laukia. Ir asmeniškai dalyvauti man šiuose rinkimuose pats sprendimas buvo iš tikrųjų ganėtinai labai natūralus ir lengvas. Nes aš asmeniškai Europą laikau savo namais. Tie namai man atvėrė galimybės, mano gyvenimo galimybės ir atvedė ten, kur aš šiandien esu. Ir galiu puikiai prisiminti, kad vos palikęs mokyklos suolą, būtent Europoje pradėjau savo savarankišką gyvenimą. Išvažiavau studijuoti, studijavau Anglijoje, po to studijavau Olandijoje ir tiesiog pradėjau savo karjerą Briuselyje. Po to kaip Seimo narys, darbuodamasis visą kadenciją, dirbau tarptautiniuose formatuose, nuo Europos tarybos parlamentinės asamblėjos, BPO iki pat Europos ateities konferencijos. Ir šiuose formatuose aš supratau ir nekartą, galiu sakyti, įrodžiau, kad Lietuvos balsą ir poziciją iš tikrųjų gali išgirsti visą Europą. Ir tuo pačiu matau, kad šiandien ryžtingas Lietuvos atstovavimas Europos parlamente artimiausiu metu mums bus iš tikrųjų svarbus kaip niekad. Ir šio didelio, ką Virginijus sakė, didelio neapibrėžtumo, nestabilumo laikais, mums Lietuvai yra būtina, kad Europa imtųsi globalios lyderystės, kad mažintų saugumo, ekonominės ir kitas priklausomybės nuo trečiųjų šalių ir pradėtų įgyvendinti ambicingas investicijas. Todėl mes šiandien turime parodyti, kad Lietuva į kitos kadencijos Europos parlamentą ateina su konkrečiais pasiūlymais. Tiksliai žinodama ir siūlydama, ką pakeisti, kad per šį penkmetį galėtume matyti ryškius pokyčius, ypatingai ekonominėje srityje. Ir apie daugelį tų darbų jau sakiau, ir premjeras, ir Virginijus jau nekartą užsiminė, bet aš atkreipčiau iš tikrųjų dėmesį jūsų į kelias sritis. Ir visų pirma, turime tiesiog pripažinti, kad privalome pasiruošti neišvengiamams pokyčiams darbo rinkoje. Mes turime sekti ekonomiškai stipriau pažengusių valstybių pavyzdžių. Performuoti nebepatrauklius darbo organizavimo metodus. Ir iš tikrųjų pereiti prie trumpesnės 4 darbo dienų savaitės ir mokymosi visą gyvenimo modelio. Jau mes turime valstybės ES, kurios tai įteisino, jau turime valstybės, kurios tai išpilotavo ir patvirtino, kad tai veikia, bet tai padaryti įmanoma tik tais, jeigu mes susitarsime ES lygiu. Antrasis aspektas, apie ką nekartą irgi minėta, apie žaliąjį kursą. Žalesis kursas turi tapti visos mūsų pramonės kursų. Inovacijos, žiedinė ekonomika, žalioji energetika, galima kalbėti ir kalbėti. Visa tai yra kertinės sritis, kurios sustiprins mūsų ekonomiką ir padės stabilizuoti ir pasitikti būsimus iššūkius ateityje. Tačiau privaloma priimti esminį pokytį, išbristi iš to užburto rato, kuriame mes vis nelaimingai sukamės. Tvarumas, aplinkosauga, žalieji sprendimai. Jie negali būti tik prabangos ir mados reikalų. Tai turi būti sprendimai, kuriuos gali pasirinkti kiekvienas iš mūsų. Ir pabaigoje norisi pasakyti, kad šiandien tikriausiai retas drįstų ginčytis, jog viena po kitos kilusios krizės – pandemija, ekonominis nestabilumas, Rusijos sukeltas karas. Visa tai parodė, kad kritiniais momentais Europa geba prabusti iš biurokratinio miego ir rasti naujų sprendimų, juos imtis skubių priemonių ir tokiu būdu užtikrinti mūsų visų saugumą ir gerovę. Todėl mes visi esame čia, todėl mums reikalinga
veikianti Europa, ne tik ištikus krizėms, o kiekvienam ir kasdien. Todėl tai yra mūsų įsipareigojimas ir mūsų bendras tikslas. Ačiū.